Savanorystės idėja labai populiari Lietuvoje. Mes pasidomėjome, ar ugniagesiai savanoriai gesins Lietuvoje gaisrus. Lietuvos ugniagesiai yra pelnę didžiausią gyventojų pasitikėjimą. Bet po kelių metų pasitikėjimas gali dingti, nes numatoma atsisakyti kaimuose dirbančių nestatutinių ugniagesių komandų, o jų vietoje pasitelkti savanorius. Yra kelios struktūros, tai mūsų valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, yra savivaldybių ugniagesių komandos, na ir yra tas pilietis, kuris tikisi iš tų tarnybų pagalbos, jeigu ateina kažkokia nelaimė. Tai dabar, sakykime, kuri iš šitų trijų, sudedamųjų dalių yra patenkinta esantima situacija. Mes esam nepatenkinti, nes matom, kad šiandien savivaldybių ugniagesių komandos dėl nepakankamo finansavimo merdi. Iš tikrųjų yra problema, jos negali užtikrinti nuolatinio budėjimo, tai yra nuolatinės parengties. Reiškia dabar pilietis, galvodamas, kad yra ugniagesių komanda jo kaime, gal jis ir tikisi, kad jis sulauks kvalifikuotos greitos pagalbos, bet šioje vietoje aš nesakyčiau, kad tai bus. Pačios komandos buvojimas toj vietovė tai dar nereiškia, kad žmonės jie budi, kad technika yra parengta, kad jinai gera, galinti važiuoti. Aišku viena, kad situacija yra šiai dienai nepatenkinama. Reikia ieškoti būdų. Tai vienas iš paprasčiausių būdų rasti valstybėje atliekamų 20 milijonų. Bet deja, šiuo metu tai yra pats sudėtingiausias pasirodo būdas, nes nėra nei vienos institucijos, kurioje būtų tų lėšų perteklius ir kuriems nereikėtų papildomų lėšų. Todėl mes neišradinėdami dviračio žiūrim į Europą, šiek tiek žiūrim į savo Lietuvos istoriją, prieškarinės Lietuvos istoriją. Ir matome, kad pigesnis, bet pakankamai efektyvus būdas tai yra atkurti Lietuvoje savanoriją. Kaip įsivaizduojate savanorių ugniagesių darbą? Mes šiai dieną esame parengę koncepciją, kurioje yra teigiama taip, kad šiandien mes turėtume revizuoti ugniagesių komandų tinklą, pasakyti, kur tos komandos labiausiai reikalingos ir ten palikti po vieną nuolatos budintį žmogų. Jis gavęs signalą, reiškia, išvažiuoja tuo adresu, kur kilo gaisras. Visi kiti tuo metu esantys savanoriai budėjimo darbo režime, reiškia, ar tai pagerio, ar tai mobilaus telefono pagalba, radio stotelių pagalba, dabar jau informacinės technologijos tą leidžia gerai padaryti. Jie gauna informaciją apie tai, kad gaisras ten ir ten, jie susirenka, kas mašina, kas dviračių, kas bėgte atbėga, reiškia, susirenka toje vietoje, kur yra gaisras. Tai jau susirenka žmonių daugiau negu vienas. Vienas laukia ne karys, taip ir ugniagesys vienas nieko negali padaryti. O jie pribėgia prie gaisrinės mašinos, tenais jų yra koviniai drabužiai, apsaugos priemonės, gesinimo priemonės, pradeda gaisro gesinimo, kol atvažiuos, reiškia, valstybinės priešgaisrinės pajėgos. Apsilankėme Vilniaus rajone, Paberžėje ir pasidomėjome, ką apie savanorių ugniagesių idėją galvoja ugniagesiai ir Paberžės seniūnas. Labai blogai žiūrim. Tai čia yra didžiausia lygi nesąmonė. Mes iki vakarų dar esam labai toli. Mes dar čia 10-20 metų, kol mes dasivysim vakarus. Kas ten vakaruose yra, tai čia su Lietuva nesulygint. Čia didelis laiko tarpas dar turi praeiti. Vargu, nežinau. Kaip žinot, dabar visi iš Lietuvos išvažiuoja, visas jaunimas. Tai nežinau, ar čia aplamai dirbs kas nors, nes dirbam už minimumą ir nežinau, ar kas norės dirbti šitą darbą, nes čia yra sunkus darbas, tikrai sunkus. Kol nėra gaisrų, tai gerai, ir žmonėm gerai, ir mums gerai, o jeigu yra gaisras, tai pas žmogų čia kaime kas yra. Yra tik troba, viskas, daugiau jisai nieko neturi. Ta vienintelė troba, jeigu sudega, tai viskas, jisai be nieko lieka.
Ne, aš prieš šitą idėją. Tai aišku, kad yra specialistas paruoštas viskas, jis žino, kaip su elektra, su dujų, visi elementai. Ir daleiskim, kaip sakant, bus vienas, matot, čia bus, aš supratau, laiku, kada gaisras jie išvažiuoja. Tai jis vienas tas, tai, viską gali būti. Ir kaip čia viskas atrodo, aš prisimenu tie laikai, aš pats apie 20 metų dirbau, panašus tokie buvo atvejos. Tai vat kada irgi gaisras buvo, kol mes surinkam visi, tai pamiršo to, ir ką, ir nieko iš to neišėjo. Ir visą laiką, kai pradėjo čia gaisrinį būti, mes čia Paberžėj buvo, visą laiką tik draugavom su gaisrininkai. Savivaldybių administruojamose gaisrinėse dirba daugiau kaip 2700 nestatutinių ugniagesių, kurie nėra apdrausti gyvybės draudimu, jiems nerengiami mokymai, jie gauna minimalų atlyginimą. Kaip ugniagesių gyvenimą pakeis tokia pertvarka? Aš puikiai suprantu, kad dabar visi sako, duokit pinigų. Pinigų nėra. Jūs sako, tarsi žmogus saugus, bet mes matome, kad tas tinklas, jis yra sergantis, jie negali užtikrinti nuolatinės parengties. O tų pinigų nėra. Tai 2 metus mes jau taip pat ieškom optimaliausių variantų, bet manau, kad savanorijos toks, ne visiškai lenkiškas modelis. Pereinamasis toksai modelis. Pusiau su valstybės finansuojamomis, vietomis ir su savanoriškomis. Bet plus mes pagal tą visą turėtume išlaisvinti iš esamo biudžeto visiškai nemenkas lėšas, kurias mes galim investuoti į infrastruktūrą, į technikos atnaujinimą. O ką apie tai galvoja Vilniaus rajono ugniagesių savanorių draugijos pirmininkas Artūras Vaišnoras. Savanoriškas darbas visur yra naudingas ir visur įmanomas, bet tik tai tam tikrose ribose. Šiai dienai, aš jau nuo seno sakau vieną tokį dalyką tradicinį, kad Lietuvoje darbo jėga yra tiek pigi, kad savanoriai valstybei nereikalingi. Tai galiu drąsiai pasakyti, kad savanoriai Lietuvos kaimą tikrai neišgelbės. Nėra tradicijų. Todėl savanoriai pirmiausiai gali būti tik tai tų kaimo ugniagesių pagalbininkai. Kai kas bando sakyti, kad gal užteks, kad budės toj ugniagesių komandoje vienas žmogus, o susiburs dar 3-4 ir atvyks jie į gaisrą. Mūsų kaimo tradicijos tokios, kad daugeliu atveju mes negalim pasitikėti netgi tai žmonėm, kurie galėtų atvykti ar atbėgti ar atvažiuoti prie tos gaisrinės, nes ne vienas bus tokiai būklei, kad tikrai jo automobilį įleis negalima. Tai galiu drąsiai pasakyti. O vėlgi iš kitos pusės daugelis kaimo gaisrinėlių, apie kurias dabar kalbam, yra įsikūrusios ne pačioj didelėje gyvenvietėje, o kur nors atokiau nuo jos. Taigi žmogui atminti dviračio, atvažiuoti ir dar žiemą tikrai nerealu. Netgi toj pačioj Vokietijoje, kurie sakom, kad ten labai gerai, iš tikrųjų nėra taip jau idealiai labai gerai. Tas pats darbdavys, kuris lyg ir žemės, kiekviena žemė turi savo tvarką, lyg tai ir įpareigotas išleisti ugniagesį, atlikti savo pareigą, savanorių. Jam lyg ir suteikiamas kažkokios lengvatos tam savanoriui ir tam pačiam darbdaviui, bet iš tikrųjų tos lengvatos yra tokios mažos, kad tai iš esmės darbas iš idėjos, o iš kitos pusės, kaip patys savanoriai ugniagesiai skundėsi, vis tik tai progai pasitaikius, nors ir tvarka griežta, lyg tai turėtų būti savanorių atžvilgių, bet darbdavys stengiasi atsikratyti kaip nereikalingų savanorių. Taigi Lietuvoje dabar, jeigu pasižiūrėt mūsų kaimo gaisrinėlės, kurios valstybė, nors sako savivaldybė išlaiko, iš tikrųjų tai valstybės perduota funkcija savivaldybė ir tas lėšas skiria valstybė pagal nustatytus normatyvus. O tie normatyvai yra tokie, kad mizerni ir plus dar jie vykdomi maždaug geriausiu atveju 80% matyti tik tai. Tai tikėtis, kad savanoris dirbs veltui, kaip profesionalas, likti ir mažos gaisrinėlės beveik algos irgi negauna, tai savanorio nėra tikėtis didelio efektyvumo. Kai tegul, kaip sakant, tuo savanoriu iš esmės būna savivaldybių gaisrinės darbuotojas. Visa, kas gyva, gyvena pagal gamtos ritmą, kol mes esame gyvi ir esame tame ritme. O kalendorius žmogus sugalvojo pats bandydamas susigaudyti.
ar jis teisingai dar čia gyvena, ar jis ko nors nepamiršo. Mes matome, kad bet kuriuo atveju ir mūsų gyvenime tie kalendoriai ne visada rodo tai, ką reikia. Tiesiog jie rodo sutartinį laiką. Va mes susitarėme taip. O iš tiesų mūsų naujieji metai prasideda nuo sausio, kitų nuo kovo, kitų dar nuo kurio nors kito mėnesio. Taigi, o juolab žiūrint pavasarinį ir vasaros pradžios metą, kada mes turime ko gero seniausią Europoje šventę Velykas ir jinai suformuoja 2 sparnus 7 savaitės prieš nuo užgavėnių iki Velykų ir 7 savaitės po Velykų iki sekminių. Tai šitame intervale kaip tik tai viskas yra labai judru, viskas labai keičiasi. Kaip ir Velykos gali būti, tiesiog per visą mėnesį, gali būti kovo pabaigoje, gali būti balandžio pabaigoje, atitinkamai visos jas lydinčios šventės irgi yra jau pasislinkę. Tačiau tai yra senasis Mėnulio kalendorius, o Mėnulis yra arčiau Žemės negu Saulė ir daro mums įtaką. Ir mes matome, kad gamta su tuo kalendoriumi sutarė. Šiemet Velykos vėlyvos ir pavasario mums pabodo laukti. Atitinkamai jau po to vėlyvesnės šeštinės, sekminės, bet šiaip jos maždaug ir atitinka tą laiką, ką darydavo mūsų senoliai per šeštinės. Matydavo, kad jau derlius prasikalė, bet dar neaišku, koks jis bus, o žmogus žino, ko reikia. Jeigu sausra, reikia lietaus, jeigu lyja visą laiką, reikia giedrų dienų. Ir štai šeštinių procesijose ir būdavo giedama: Pone karaliau, Dieve Abraomo, duok žemėje ar lietų, ar giedrą, ar tą, kad augtų gerai javas. O per sekmines jau žiūrim, ar pasidžiaugiama, ar žmogus buvo išklausytas, ar rezultatas pasiektas, tas parugių lankymas, pievų žydėjimas, karvių vainikavimas ir visa kita jau yra pasidžiaugimas, kad štai mes tą pavasarinį metą santarvėje su gamta, su kaimynais, su aukštesnėmis jėgomis gražiai užbaigėme.